Sveiki, čia Bakugan LTL ir šiandien aš jums pristatysiu savo mėgstamiausią Bakuganą, tai Dual Hydronoidą. Jis yra mano mėgstamiausias, todėl kad jis yra mano šiuo metu vienintelis Pearl Bakuganas. Ir dar mėgstamiausias todėl, kad jis yra Pearl Darkest ir tai yra ganėtinai kietai, nes Pearl Bakuganas yra ganėtinai ryškus, daug ryškesnis už Heas, netgi toks vos nepilkas. Pearl yra ryškiai baltas ir Darkest akcentai juodi dryžiai ganėtinai išsiskiria baltam fone. Taip pat ganėtinai kietai atrodo ir raudoni akcentai ties galvos sritimi, bei raudoni akcentai viduje. Kaip mato, tai nėra Special Attack Bakuganas, kadangi jis neturi metalinių žiedų, kuris eina per vidurį. Čia jis yra iš plasmasės, bet jis yra B2 dydžio, kaip čia pasakyti, didesnis negu įprastas Dual Hydronoidas, nes paprastas Dual Hydronoidas yra dydžio sulig, kuo čia, gerokai mažesnis už paprastą, bet kiek žinau, gal turbūt Lietuvoje jų lyg ir nebuvo. Kaip mato, Dual Hydronoidas atsidaro visas automatiškai, nereikia nieko atidaryti rankiniu būdu, nebent kartais viena kita koja neiškrenta, bet šiaip visas automatiškai atsidaro. Ir atsidaręs Dual Hydronoidas taipogi atrodo ganėtinai kietai, ypač kietai atrodo visi tie raudoni akcentai ties kojom, ties galva, taipogi ryškiai išsiskiria mėlynos akys, bet vis dėlto patys kiečiausi akcentai tai yra juodi su baltu. Taipogi kietai atrodo ir dvi galvos, kurios visada yra išsižiojusios. Štai, žiūrėkit, visada išsižioja, kadangi viduje yra tos spyruoklės kažkokios, kurios priverčia visą atsidaryti. Taipogi kietai atrodo ir visa šita galvos plokštė turbūt, ar kas čia. Per filmuką kiek esu matęs, tai čia niekas, šiaip tik taip, kad būtų. Taip pat ir kietai atrodo, bet šitas turas pilvas turbūt, bet aišku, jeigu būtų čia Special Attack ir būtų tas metalinis žiedas, tai atrodytų žymiai čia, bet aš tikrai nesigailiu dėl šito Bakugano, nes jis išties yra ganėtinai kietas, galbūt netgi kietesnis už Dragonoidą. Delta Dragonoidą galbūt net kietesnis. Nežinau kaip kitiem, bet man tai tikrai. Mano Dual Hydronoidas turi 560 G. Nežinau, čia kokie irgi per vidurį kažkur irgi galios, bet šiuo metu tai yra ganėtinai populiari, nes visai nesenai atsirado tos nauji skaičiai, ten tie 800, 720 tokie. Tai manau, kad jau čia bus iš mažiausių skalės, bet pagal senasias tas Bakuganų, ten tas taisyklės ir visokius skaičius, tai būtų vidutinį. Jo ženklas simbolis yra kairės galvos, tai čia apačioje, o G galę galima rasti dešinėje pusėje, šiek tiek dešiniau, štai čia va ties koja. Dual Hydronoidą uždaryti nėra labai sunku, tiesiog apverti aukštyn kojom, kad kojų sukristų vidų ir uždarai galvas ir viskas. Tai tiek apie Dual Hydronoidą ir tikiuosi visai netrukus susitiksime apie kitą Bakuganą. Ir tikiuosi visai netrukus iš jų gausiu daugiau, nes jau jie tuoj man baigsis, neturėsiu ką pristatyti. Tai iki.